Nu tai haudi, kaip sako mano brangieji. Tai jo, kaip matot, mano stiliukas biškai pasikeits. Turiu Hublot skrybėlę. Senai aš jau ją turiu. Praeitą vasarą kažkaip mažiau naudojau, nors aš jau čia jau porą metų gal ją turiu. Bet pradėjau vėl ją traukti į darbą, nes visai patogu. Saulės uždengia, kai aš be nuo saulės akinių kartais vaikštau. Tai va, žodžiu. Planas yra toks. Tai jo, šiandien planelis, kaip sakoma, dirb toliau, judėt toliau. O judėt tai yra su va šitais dviem. Tai kadangi jau biškelį pradėjau aš juos judint, nuo žemės dirbt, tai aišku, kad reikia pradėti ir jot. Tai aš jau pradėjau jot Baltiją biškį. Titnago dar ne, bet šiandien irgi dar jo vis tiek nejosiu. Kitai dienai aš jį pasilieku, nes reikia prajoti ir Baltiją, tada jeigu dar Titnagą, aš esu dar slabaks. Irgi po žiemos, tai aš 2 arklių teisingai, tvarkingai, negaliu pajoti. Man tiesiog, aš bijau pridirbti ką nors. Tai va, tai eisiu pajosiu šiandien Baltiją, o Titnago eisiu pavaikysiu. Tai nieko nelaukiu, einu vestis arklių. Ir Baltiją reikia prisirišti. Nu, tai ką, tai pabiškai pradėjau jau joti irgi Baltiją, tai šiandien, šiaip mūsų jojimas dabar neatrodo kažkas labai wow. Jisai trunka gal maks 15 minučių su žingsniu, su ryščia, nu ir ratas 2 zuovados, nes Baltijai labai dar kol kas yra sunku, nes jinai turi ir antsvorio dar, tai panešti šitą pilvą šalia yra ką veikia. Tai jo, tai su jo labai jojimas atrodo labai trumpas, daugiau realiai gal net vaikščiojimo, negu kiek ten bėgiojimo, bet per daug. Negalima irgi iš karto užsiprašyti. Tai va, tai dabar, kaip sakoma, biškį žiūrim labiau maistą ir žiūrim judėjimą. Nu, tai, nes dabar ir šilta, tai kaip čia pasakyti, šilumai gaminti jau to maisto tiek nebereikia, nes seniau tai valgydavo jau ten, ten. Tai va, tai dabar biškelį pasižiūrim, kad turėtų valgyti, bet kad ne per daug, kad tuo pačiu dar ir pajudėtų. Tai va, tai aš ją greitai nusišukuoju dar ir eisiu, padarysim čia tokį dar kaip terapiją, masažą. Tai pažįstama davė tokį akmenuką, guašą, man atrodo, kaip jis vadinasi, lietuviškai nežinau. Tai yra toksai akmenukas ir su juo eini per tam tikras žirgo kūno linijas ir tiesiog atpalaiduojant raumenis. Tai va, bet aišku, pabandėm ant Baltijos, tai matėsi, kad labai patiko. Nu, jiem visiems šiaip ir patinka reklamų, kai tokie dalykai, kas juos atpalaiduoja. Jiegi tokie va. Tai, sakau, pabandysim ir šitą dalyką. Dar prie to pačio, prie to RTRT, žodžio, atpalaidavimo terapijos. Nu, žodžiu, viską išbandau, kad tik kuo daugiau, kad tik kuo jiem geriau būtų. Tai va, tai gavau tokį akmenuką. Tai reikia pabandyti šiandien vėl panaudot. Ir jisai irgi tinka prieš darbą, po darbo, nu žodžiu. Jeigu sakė, galima naudot kaip čia pasakyti, kaip apšilimai tam raumenų tipo. Nu tai va, tai įdomu, kaip čia mums gausis. Bet jisai realiai leidžia labai dar pažinti tuo pačiu ir savo arklį. Nes kadangi ten čiupinėji visur, tai gali aiškiai pamatyti, gal kažkur, kur tavo arkliui nepatinka, gal kažkur geriau nelys. Nu ir panašiai. Tai iš vienos pusės labai gerai, nes leidžia ir savo žirgą pažinti dar tuo pačiu. Ir gal kažkurias net ir probleminės vietas gali atrasti. Tai va, ir tam, aišku, ryšio visam kūrimui su žirgu, kad tam pačiam pažinimui. Tai va. O kaip matau, Baltija pradėjo
jau šėrimosi sezoną rimta, nes buvo pirmas kažkur kovo pradžioje vasario gale, o dabar jau yra metamas galutinis, galutinis kailis ir jau ruošiamas žiemai, nes pavasaris kažkoks pas mus nerealus, nu, kaip sausra, tai jau tuo jau bus. Tai va, tai nusišukuojam ir aš jums parodysiu, kas ten per akmenukas. Čia vadinasi pavasaris. Aš plaukuota. Nuo arklių plaukai krenta, o ant manęs viskas limpa. Žodžiu. Tai aš ją kažkiek nusišakau pilną ant žemės plaukų. Bet čia dar tikrai ne viskas, dar ne pabaiga. Tai va. Dabar parodysiu aš tą akmenuką. Jisai sakė, biški buvo padūžęs, nu, bet kaip mokomajam, sakė labai gerai. Tai va, taip atrodo tas akmenukas, turi čia jisai dantukus, įvairius išlenkimus. Tai va, tai šiaip labai fainas daiktas atrodo. Tai jisai, kiek man pasakojo, tai kad labai patogu, lyg jį pasimtum tą akmenuką ir jisai atrodo, kad visur prie arklio tinka. Nu, jo tokie išlenkimai lyg atrodo, kad visur labai gerai arkliai. Tai va, tai pirmiausia, ką siūlė, tai yra visur apsičiupinėti arklį, kad visur viskas būtų okei. Nu, bet kadangi šukuoja, nu, tai vis tiek ar taip visur čiupinėji tą arklį. Susirastas jautriausias vietas, nu, va čia va, baltija koja. Nu, mažutė viskas. Tai va, visas tas, jeigu yra jautrių vietų, apsičiupinėti. Taip. Ir tiesiog prasieisiu, kol kas tik tai tas pagrindinės vietos, pagrindinės linijas. Tai pagrindinės linijos yra va čianais va kaklo, 3, man atrodo, lygtais linijos. Tada eina va čia per nugarą, per stuburą neina ta vieta, negalima liesti. Ir tada eina visur va čia va. Tada kojos eina. Paskui sakė, gale, kai padarai kojas, jas reikia pakilnuot plaukus. Kažkodėl. Nu, bet gerai. Ir tada eina užpakalis. Ir užpakalinės kojas. Tai mes pasibandysim bent jau kaklo vietą. Taip. Ir kažkaip va taip va laikai, žodžiu, ir brauki. Tokį geriausia, kad atsirem pačiam į arklį būtų. Ir kažkur 10-15 kartų per tą pačią vietą. Ne iš jėgos, tiesiog iš judesio. Man viskas baltyjų. Baltija buvo įsivesta į aikštelę, nelabai sužavėta. Taip. Tai va, labai gražiai atrodo, prisiderinam pobalnį prie mano žalių kelnių. Mano batai visą laiką labai dera prie balno ir kamanų. Tai va, lipu. O, ten aš jau matau, kad toj mes kažko įsigasim, nes va ten vaikšto katinas. Ir tikriausiai mūsų katinas tai yra kamatsu. Nu, žiūrėsim. Įsigasim, neįsigasim. Lipu ant Baltijos. Atėjom patikrint, kas ten. Tai jo, čia yra kamatsu, mūsų katė. Va ten, va.
juodulys toks. Čia yra mūsų katė, jinai dabar medžioja. Bitė bando daryti tvarką. Jo, pasiplatino, matot, dabar beveik L formos mūsų aikštelė. Taip, bet nieko tokio, reikia tik mokėti išsukti, kad netyčia nenueitų va ten. O pasiliktume va šitoj pusėje. Aš žinokit, jau buvau atpratusi jot baltį ir kai pirmą kartą užsėdau, oh my god, koks storas kaklas. Jos šiaip kaklas yra plonesnis negu titnago, nes aišku, titnago ir šiaip storesnis ir pas jį daug karčių. Ir kai atsisėdau ant baltijos, oh my god, koks storas arklys, nes labai storas kaklas. Tai jo, tai dabar mūsų darbas yra pasportuoti, ne, Baltija? Taip, kad biškai susimažint kaklą. Tai va, tai mes prasivaikštom ir eisim judėti. Nu ką, kaip ir baigiam treniruotę su Baltį. Sunku dar, man žiauriai sunku. Nu, tipo, ryščia jau kaip ir, bet zovada, mano zovada niekada nebuvo stipriausias dalykas irgi. Tai, bet zovada tai sunku. Tai, jo, tai dar yra labai daug darbo. Ir Baltija va, realiai kažkur po 15 minučių, jau jinai vargšas arklys pavargo, sušilo. Jūs pažiūrėkit, kas, čia nesimato. Va čia. Pavarža irgi tai gerai, kad jinai plaukų šiaip daug neturi va čia laisvo visur. Nes čia jau visur viską šlapi. Einam. Tai jau dabar atsiveržiau balną. Biškiai atsivaikščiusim ir eisim namo valgyti. Pasirodo, titnago šiandien nespėsiu padirbti, nes turiu išvažiuoti. Tai nieko tokio. Su titnago mes pratęsim kitą dieną. Tai aš einu dabar atsivaikščiau su Baltija, paduodu jam košės, dingstu, o su jumis susitiksim jau kitą dieną, kai jūs dirbti titnagą. Taip? Nu ką? Jo. Tai va, grįžome su titnagu jau kitą dieną, tiksliau vakarą, nes jau yra po 7:30, kažkas tokio. Nu žodžiu, tai labai smagu, kad jau dabar biškelį ilgiau šviesų darosi. Taip, smagu. Tai dar va, šiandien po visų dienos darbų spėjusiu ir padirbti titnagą.
Tai einam biškelį, mes kokių 15 minučių biškį prasijudinsim, nes jam vakar pasisekė, visi vakar nedirbo, bet reikia padaryti šiandien. Taip? Jo, gerai. Duodu skaniuką, dėduosi šiam kordą ir mes einam biškį kantarą, reikia patvarkyti. Žodžiu, gerai. Einam dirbt, kol dar nesutemo. Nu ką, titnagas jau juda. Pirmiausia žingsniukas, po to riščia ir po to ir biškį zavadytės. Nedaug. Tai va, jau jisai po biškį įsitraukė irgi į darbą. Šiaip labai smagu ir jau reikės jį pradėti vėl jot. Aš jau jam buvau uždėjus balną. Nelabai jam įdomu. Aišku, prie jau pripratęs. Tai beliko tik tai vėl prasijot. Bet irgi jojimas bus, manau, žiauriai geras, nes jam po laiko labai gerai viskas sekasi, jisai kažkaip visai gerai supranta. Tai va, tai šitą savaitę dar reikės jį ir pajoti jau. Va, taip, šaunuolis. Gerai, mes einam judėti, taip, ramūs, atsipalaidavę, bet reikia eiti judėti. Nu ką, pasibaigėm. Prasivaikėm, čia kažkur 15 minučių. Dar biškį, dar nesutemo, bet jau į tą pusę. Tai va, labai fainai jisai, galiu pasakyti, jau zovada. Atrodo, kad dirbo jisai per visą šitą laiką, per šitos mėnesius. Nes kažkaip daug geriau jisai nebeskuba tiek zovado ir į tą blogesnę pusę. Kažkaip jam visai gerai sekas. Nebetrauko, kaip seniau, tipo, nes sunku balansą išlaikyti. Žodžiu, kažkaip, visai gerai. Tai va dabar mes biškį atsivaikščiosim ir eisim valgyti košių. Taip, Titniu? Taip. Tai labai smagu. Tikiuosi, kad per šitą sezoną mes dar daugiau pasistumėsim jojime su juo. Nes visgi jau realiai ne nuo pradžių pradėsim, nes pas mane biškį baimės jau nebėra tokios jau. Nes praeitais metais mes mėnesį vien tik vaikščiam, tai realiai praganė mėnesį tokio rimtesnio darbo. Bet tai nieko, mes niekur neskubam. Taip, aišku, sakykit. Sakykit, aš nebejaunas vyras, man 16 metų šiemet bus. Gerai, mes atsivaikštam ir eisim valgyti košyčių. Aš kaip babutė atrodau. Viskas, visi namučiuose. Taip, košytės valgas, Baltija šiandien nedirbo, bet vis tiek jinai košytę gauna. Vandeniukas, šieniukas, Titnius. Reikia košytę valgas, šieniukas, vandeniuko dar nėra, biškį dar palauksiu, jisai dar vėliau gaus. Ir dar vienas pas mus gyventojas vis dar yra namie. Miega, tai aišku, kad mūsų Vincas. Taip. Jis irgi gerą turi, valgy turi, taip. Jaunuolis. Visas kitas gengas, tai viskas, jie lauke, jau vaikai tai lauke jau gal savaitę kokią. Ir Šamas jau viskas prie jų prisijungė. Jam biškį reikėjo duoti gardo režimo, bet dabar žiūrim, kad visai viskas okei. Atsistatė, nes jam ten vėl biškį su kojytė prasidėjo. Tie seni reikalai. Tai va, tai mes turėjom biškį jam duoti gardę, pabūt, pailsėt. Ir dabar jau viskas, kaip ir vėl neblogai, tai duodam vėl judėti mes jam. Tai va, bet dar jisai su mažyliu gauna košę. Tai dabar dar paduosiu, kol dar šviesu. Ir mūsų pensininkas, 24 metai jau jam. Tai jisai dar valgo košytės, taip. Taip, jau košių jam reikia. Ir mažiukas.
Mažiukas, jam šiaip sunkiau svorį prisiauginti, jisai valgo košės. Nu, raumenuko ant nugarytės trūksta, bet šiaip tai visai jisai jau neblogai atrodo. Ir va ten propkė. Taip, propkė kol kas košės negauna, nes jisai atrodo figienai, nes labai gauna gerą šieną. Tai kol kas jam užtenka visko iš šieno. Kai eina pajudėti, jau biškį pamokytės, tai tada gauna. Bet šiaip, ne, taip, mažulis. Tai va, čia propkė gyvena, jis dar ten ant kalniuko gali užėti, o va čia gyvena šamas su mažyliu, jie atskirai nuo Prometėjo, nes Prometėjas labai visus judina. Taip, o va tam jo tėčiui, šamui, judėti nelabai žinok, tiek galima, kiek tu norėtum. Tai jie gyvena atskirai, bet kartu. Visai neblogai, taip. Aš tau galiu duoti skaniuką. Pažiūrėk, turiu skaniuką. Matai, kaip skanu? Tuai. Tai va, pas mus dabar va toks visas susidėjimas. Aš laukiu, kada jau ir naktį pastoviai bus pliusas, kad galėtų Baltijos titnagių miegot. Nes jie, kadangi visą žiemą gyveno viduj, tai juos labai atsargiai reikia palikti, pradėti vėl. Su gūniam gal galėtų, bet per šilta jau su tom storom. Tai va, tai palikau valgyti, jie turi gerti, turi košės paduotas. Žodžiu, visi dabar labai yra laimingi pas mus. Taip, nes šamas nieko nedirba, vaikai eina į savaitę kartą, porą. Biškį pasimokyti nuo žemės, visokių atsitraukimų, gražiai pastovėti, pasivedžioti, nu žodžiu, kas priklauso mažiem vaikam. O Baltijos titnagų, tai Baltija daugiau jau jojama. Titnagas buvo vaikomas, bet dabar jau reikės jot. O Vincius irgi nieko neveikia, nes jis pensininkas. Ir jis labai mažas, aš jo jot negaliu. Tai va, ačiū, kad buvot kartu su mumis. Šitame dar viename nuostabiame mūsų video. Taip, titnių. Ir mes susitiksim tikrai jau kitą kartą. Nes veiksmo pas mus vis daugiau atsiranda, tai tikrai jau galima daugiau visko ir parodyti. Tai ačiū, kad buvot kartu dar kartelį. Nepamirškit paspausti laiko, paspausti subscribe svarbiausia, parašyti komentarą. Ir jo, iki.